tuo pačiu didinant mąstymo pajėgumą. Nes užduodant klausimus, žmonės privalo atsakyti. Jei nurodinėsiu, vadinasi gelbėsiu, vadinasi gesinsiu gaisrus, nors galbūt tai greičiau. Ir mano darbas yra kurti procesus taip, kad mane galėtų pakeisti. Tas 5 iš esmės yra esminis. Dauguma mūsų mes bijom prarasti savo darbo vietas ir bijom būti pakeisti. Ir tai yra prisitaikantis mąstymas, kuris yra būtinas, mano galva, norint turėti Lean ar Continuous Improvement organizacijų. Dabar kaip visą tai siejasi su Lean-u, ar neatrodo mąstymas, kažkas visiškai neapčiuopiamo, labai stipriai siejasi. Nes jeigu matot, turim esamą situaciją ir siekiam, ar ne? Tik aš dar prieš tai paaiškinsiu, ką turbūt šitie žodžiai reiškia, o per toli nubėgau. Tobulinimo ir coachingo kata yra Lean mąstymo elgsenos būdas. Ir tai yra 2 dalykai, kaip viena moneta, kurie neįmanomi viena be kitos. Tai tobulinimo kata yra iš tikrųjų tas momentas, kai mes žinome esamą situaciją ir siekiame. Ir mes kaip suaugę žmonės, tame atotrukyje dirbame ties savo procesų, bet tuo pačiu metu mes mokomės. Tuo pačiu metu mes mokomės, dirbdami procesą, ne užklasinį veikloje, ne kažkur mokymuose, bet tuo pačiu metu. Coachingo kata yra jau vadovų standartas. Ar noriu pabrėžti vadovų standartas. Kaip įtraukti komandą, kolegas einant šituo keliu į veiklos tobulinimo procesą. Ir jeigu paprastai kalbant, esama ir siekiama situacija yra trenerio žaidimo aikštelė, aš paprastai noriu perteikti, kur yra procesas su tam tikrais tikslais ir rodikliais, ir aš ją išsibraižau, aš ne tik atsakinga už jos puoselėjimą, kad ji nesubirtų, gali būti lenta ar kitokį įrankį naudoja, tą 3 eilę kitų dalykų, bet aš taip pat atsakinga prižiūrėti, kad mano žmonės mokytųsi, einant link tikslo. Tai turbūt neįmanoma įsivaizduoti krepšinio, kur vadovas ateina, tiksliau ne vadovas, treneris ar ne, nurodo, kad jūs laimėkite ir jis palieka varžybas ir išeina tik tai ateina grįžti tam, kad prakontroliuoti, ar jie laimėjo ar ne. Turbūt tokį vadovą, tikrai atleistų akcininkai. Tai tą, ką mes darom versle, mes kaip treneriai, ar ne, kiekvienam laiptelį ir pas jūs yra išdalinta kortelė. Mes tarpinėse stotelėse pasikviečiam komandą tam, kad jie patys galėtų vizualiai įvertinti save. Krepšinėje lygiai taip pat. Į treneris pasikviečia, kad jūs vizualiai žmonės galėtų pažiūrėti save ir suteikia grįžtamą ryšį. Ir tie 5 klausimai iš tikrųjų yra krikštatėvis Mike Rother. Knygą mato čia ir manau, kad dėka Tados Pukšto tai buvo išversta į lietuvių kalbą, kas yra labai džiugu, nes tai yra metodinė, pakankamai sudėtinga knyga, bet labai rekomenduoju visiems vadovams ją perskaityti. Tai šitie 5 klausimai jie yra pagrįsti empiriniais tyrimais. Ir aš pati esu baigus coachingą ir man buvo aš nuolat ieškojau trumpiausio kelio, kaip mano susirinkimas su 15 žmonių gali trukti 15 minučių traukiant visus. Tai šitie klausimai, sekant standartą, tikrai tai leidžia. Klausimai labai paprasti, kokia yra esama situacija, kokia siekiama, su kokiom kliūtim susiduriam, koks galėtų būti mūsų kitas žingsnis, ko tikimės iš to ir kada susitinkam sekantį kartą. Elementarūs klausimai, tiesiog juos reikia pradėti užduoti. Ir jie yra tiesiog kiekvienam laiptelį ir būtent tai užtikrina mūsų mokymosi procesą arba tą vadinamą PDCA. Dar svarbus momentas suvokti, kuo skiriasi įprastas mąstymas nuo Lean mąstymo. Įprasta mąstymą mes nesuokiam, kad mes neturim žinių ribos ir mato čia tą raudoną liniją. Ir kai mes bet kokius planus dėliojam, ar tai strateginius, ar rodiklius, KPIs, mes labai dažnai pervertinam visas galimybės, mes įsivaizduojam, kad tiesiog šitos pilkos teritorijos jos nėra. Sudariau planą, įdaviau, rytoj turėsiu rezultatą ar ten po metų, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir to nežinomoj teritorijoje vyksta eilė nenumatyti mums dalykų. Man nenumatyti ir mano komandai, tuo labiau. Jeigu aš nežinau, tai komandai tuo labiau galbūt nežinau, su kuo susidurs.
Tai jeigu šito nėra, tai mes tikrai neturėsim veiklos tobulinimo zonos. Mes turim suvokti, kad ta žinių riba, jinai egzistuoja ir tose kliūtise, kur yra raudoni taškeliai, tam tikros pagrindinės, mes sėdam ar su nariu, ar su komanda, ar daroma tris, ar tai lenta, nesvarbu koks įrankis, svarbu, kad tai būtų komandinis. Mes analizuojam, išsprendžiam tą vieną žingsnį ir tik tada mes einam aukštyn. Paskutiniai JAV tyrimai tarp sporto, pasaulinio lygio sporto atletų ir atlikėjų nuo verslo skiriasi tuo, kad iš tikrųjų sportininkai 90% laiko jie praktikuoja tam, kad laimėtų 10% savo karjerui, eilę varžybų ar medalį. Dabar versle mes iš tikrųjų 10% laiko savo kasdieniam darbe praktikuojamės, žinoma, mes tikimės minimum 90, jeigu iš to 100. Kitas dalykas, kad versle žmonės yra be galo susitelkę į kliūtis. Paimkit bet kurį muzikantą, pianinų groja mano sesuo. Aš atsimenu vaikystėje, kaip jin grodavo. Jinai sustodavo ties kiekvieną natą, kur jai būdavo kliūtis ir jinai pergrodavo, nors ten jokios muzikos ir tėkmės nebūdavo, tai nuolat erzindavo. Bet tik tuomet, kai mes tą kliūtį išsprendžiam, mes galim judėti toliau, nes mes iš tikrųjų nežinom. Mes nežinom visko. Ir kuo dabar kata, skiriasi gyvenime ir versle, bet prieš tai apibrėžimą galvos katos, kad kata iš tikrųjų yra sąmoninga praktika. Sąmoninga praktika ir tiesiog epizodinė, nežinau, net ir vardinė praktika, epizodiniai įvykiai yra du skirtingi dalykai. Tai sąmoninga praktika yra kartoti tą patį veiksmą tiek kartų, kol tai tampa mano įpročiu, taip kaip valytis dantis rytą ir vakarą, ir aš be savo dantų šepetuko niekur neišvažiuoju, paprastai kalbant. Dabar kuo tai skiriasi gyvenime ir versle? Iš vienos pusės nedaug kuo, nes mes visi esame sukurti, kaip pasakyti, Dievo, ar ne, ir kūrėjai, ir mums yra natūralu tobulėti, mes siekiam tobulėjimo, mūsų ego varo link to, ar ne. Vėl eilė tyrimų yra padaryta, kad meistrystei pasiekti reikalinga 10 000 valandų. Jeigu paskaičiuoti, tai prilygsta 3 valandų per dieną, 10 metų. Aš tikrųjų dabar noriu pakviesti visus nuoširdžiai sudalyvauti praktikoje, nes mes daug šiandien girdėjom, ir pabandyti pabūti tais treneriais vienas kitam, kaimynas su kaimynu. Aš gal apibendrinsiu tiesiog apie ką bus užduotis, kol mano komanda ruošiasi. Jums yra išdalinta kortelė ir mokinio lapas, dabar jo neturiu, toks A4 formos. Kortelės viduje yra klausimai ir trenerio taisyklės. Treneris, jis yra tas, kuris užduoda klausimus, mokinys ar kolega šiuo atveju yra tas, kuris rašo. Kas dar labai svarbu, tas irgi yra, kad treneris turi tam tikras taisyklės. Jis ne šiaip uždavinėja klausimus. Ir čia sąmoningai parinktas treneris su puodeliu rankoje. Jis užduoda klausimą, geria arbatą ar kavą ir laiko tylą. Jis negali pateikti atsakymą. Ir jis laikosi standarto paprašyto kortelį, reiškia klausimai, kad viena seka. Tai yra pagrindinės 3 taisyklės. Užduokit vieną klausimą, laikykit tylą, sulaukit pilno atsakymo. Tada laikykite sekančio klausimo ir tiesiog nepateikite atsakymą. Dabar parodysim demo versiją, kokiu būdu tai vyksta. Po demo versijos paprašysime visų atlikti tarpusavį šitą užduotį, todėl tiesiog būčiau labai dėkinga, jeigu dėmesingai stebėtume visą šitą procesą. Dilma, tai kokia yra siekiama tavo susirinkimų praktikos situacija dabar? Kaip įmonės vadovas labai norėčiau, kad vadovo komandos susirinkimai būtų trumpi ir rezultatyvūs. O kokia yra esama situacija? Šiandien mes turim situaciją kitokią, posėdžiaujam kartą per savaitę ir būtent posėdžiaujam. Diskusijos labai karštos, visi įsitraukia, čia yra gerai, bet užtrunkam iki 2 valandų.
ir paliečiam daug klausimų, bet dažnai išsiskirstom nieko nenusprendėm. O kaip tu galvoji, kokios yra kliūtis tau pasiekti tai, ko tu nori? Kas trukdo? Pirmiausia, mums trūksta struktūros. Nes iš tikrųjų griebiam vieną temą, kitą temą ir rezultatus, ir idėjas, ir problemų sprendimą. Ir čia šiek tiek blaškomės. Antra vertus, kartais man atrodo, kad ne visi vadovai iki galo supranta savo atsakomybės ribas ir įgaliojimus. Ir tikrai nelygiaverčiai klausimai yra diskutuojami. Gerai, tai žinodama, kaip tu galvoji, koks gali būti kitas tavo žingsnis? Vadovo komanda turi rodyti pavyzdį visai įmonei. Tai manau, kad pirmiausia, jau sekančio susirinkimo metu reikėtų sutarti mums taisyklės ir tam tikrą vizualią struktūrą, kurios mes laikytumėmės. O ko tu tikiesi atlikus tai? Tai mums padėtų susikoncentruoti svarbiausius klausimus ir sutaupyti laiko. Ar galėtum užsirašyti tai, ką įvardinai? Tai ačiū tau ir kada mes galėsime susitikti ir pasitikrinti, kaip tu sekėsi? Kadangi planuoju taisyklės sutarti ir tam tikrą vizualią struktūrą mūsų susirinkimui su komanda kartu suformuoti jau kitą savaitę, būtų geriausia, jeigu galėtume mėnesio ir aptarti, kaip mums sekasi tai praktikuoti. Gerai, tai mes susitiksime po mėnesį. Ačiū. Ačiū Jums už įsitraukimą. Iš tikrųjų, tarpusavį noriu pasidalintumėm, kad visi. Jūsų nuomonė, ar šis metodas yra paprastas? Taip, ne. Taip, ne, matai daugelis ir taip ir ne. O kuo jis sudėtingas? Žodžiu, reikia klausyti iki galo, ar ne? Okay. Ar tai galima pritaikyti kitose veiklos situacijose? Ar tai skatina darbuotojus teikti veiklos tobulinimo pasiūlymus? Jeigu tik išklausau, ne? Kitiems dar neaišku, normalu. Nes sunku tai patikėti, kai nepatyrė dar sėkmės. Ar šis metodas skatina mane būti treneriu, o ne gelbėtoju? Skatina. Aš nesakau dar, ar mes tapom, bet tikrai skatina. Ir ar tai gali tapti vadovų disciplina įgyvendinant organizacijos strategiją? Tai mano galva esminis momentas, ar ne? Nes mes visi čia susirinkom tam, kad kažkaip įgyvendinti ją ir užtikrinti, kad tai vyksta. Turbūt daug nereik pasakoti apie šitą paveiksliuką. Kaip ir minėjau, mus visus vadybos mokyklose mokino to vertikalaus vadovavimo. Kad valdyti procesus, kontroliuoti, valdyti šitie žodžiai. Taip tariant, anglų kalboje tai yra management by results. Nežinau, kaip lietuviškai išverst, nurodymų, kažkoks paliepimų, kontrolės ar ne vadovavimas iš viršaus į apačią. Iš tikrųjų, jis buvo labai pritaikomas po Antro pasaulinio karo, kai mes gyvenom industrializacijos pramonės laikotarpį, netgi informaciniam amžiui. Bet iš tikrųjų, nuo 2000 metų mes perėjom į išminties amžių. Ir jau tai įvyko net prieš krizę. Ir jau vadovauti tiesiog vienam žmogui, turint savo know-how, nebeužtenka. Nes viskas keičiasi aplinkui ir aš nenoriu kalbėti apie tą filosofinę perspektyvą. Tai reiškia, aš kaip vadovas turiu prisitaikyti prie horizontaliai veikiančių procesų link savo kliento. Vertikaliai tai yra tuomet, kai mano komanda priima sprendimus žiūrint, o ką pasakys SEO. Horizontaliai yra, aš argumentuosiu savo SEO, ką tai duos klientui, kiek mes sutaupysim, ne, savo pristatymo laiką, ar kaštus, ar tiesiog kokybę. Tai yra esminis skirtumas. Ir tas palaikymas, ar ne, be palaikymo absoliučiai, mano galva, jei nėra vadovas, kiekvienas vadovas organizacijų atsakingas už savo komandos palaikymą, pokytis jis tiesiog neišliks. Net nežinau, tai bus pokytis. Tai kaip vienas geras mano klientas
paklausus, kur tu esi savo transformacijai, dabar sako, žinai, Laura, aš dirbu su tuo, kad nusimti savo karūną. O kur tu ją palieki? Sako, už įmonės durų. Tai ir aš šiandien linkiu mums visiems tą pokytį daryti ne iš išorės į vidų, ne skiepo pagalba, nediegiant lyną, mane tas žodis net iš tikrųjų purto. Kaip tu gali ką nors diegti, jeigu tu vystai, tu nuolat vystai ir tai niekada nesibaigia. Tai aš noriu palinkėti, kad jūs tą darytumėt iš vidaus į išorę, nes tik tuomet tai išlieka. Tai ačiū Jums.